Sveiki visi dar kartelį ir sveiki visi atvykę į mano naują kanalą. Taigi aš noriu padaryti, dabar tokį savo video šukuoseną. Taigi jums reikės paprastos gumytės. Aišku, ji gali būti bet kokios spalvos, bet aišku, kad būtų tvirtesnė. Ji turi būti tikrai labai tvirta, nes kitaip šukuosena nesilaikys. Ir rykštukų. Aš turiu tokias, kad čia viena tokia pusė ir kita štai tokia. Beje, dar nepaminėjau, kad šitam kanalį tai dar, tarkim, rodysiu kaip ten, aišku, viską darysiu apie mane, tarkim, šukuosena, nagai ir taip toliau ir darysiu savaitės. Galbūt, jeigu jūs norėsit. Va, tai dar kartuoju, jums reiks gumytės. Šuko aš turiu, kaip ir rodžiau, va čia tokie šereliai, o va čia paprastos šukos. Ir tada galbūt, jeigu norėsite sutvirtinimui gėlyčių, aš turiu visokius spalvų, tai nežinau, o gal tiesiog segtukus. Tarkim, aš turiu dar čia nusikirpus kirpčiukus. Tai va, tai pirmiausiai išsišukuojam gerai plaukus. Šita šukuosena yra labai lengva, taip kad viskas bus gerai, tai va. Šiaip įtinka ir ilgesniems plaukams, čia nėra skirtumo iš tikrųjų. Šiaip labai gerai turime šukuoti plaukus, dėl to, kad negerai šukuoti, tai vis tiek čia nesvarbu, ten nereiks ten posrūgėlisim. Ir dar čia būtų geriau, kad jūs būtumėt persiskyrę tiesiai per nosį. Kai matot be veidrodžio, tai neužčiaptas. Va taip eina čia. Reikia man tikrai veidrodžio. Gerai, viskas gerai. Štai geriau pašukuosiu. Pašukuojam, negailim laiko. Aišku, šita šukuosena tikrai labai greitai pasidaro. Jeigu, aišku, ją įsigudinsite. Man jinai patiko labai. Štai, tai dabar taip, kadangi matote, kad mano plaukai yra ne patys ilgiausi. Iš tikrųjų, jie yra labai trumpučiai ir jie yra suapalti, tai jie man yra iki čia. Na, matot, jūs aišku gali būti ir ilgesni, bet jau jeigu ten, kur jau būna ten jau ilgesni, tarkim, va kaip ir iki čia, tarkim, tai jau nežinau, ar šitą šukuoseną pavyks. Tai va, tai aš, tarkim, savo kirpčiukų nenoriu. Atsiprašau, tuoj grįšiu. Štai, hop. Gerai, tai va, aš savo kirpčiukų, kadangi nenoriu, tarkim, paimti šitą šukuoseną, tai aš juos susieksiu gal. Man netrukdyti ir kitas nelysite. Ir dabar, aišku, jūs galite ir paimti, jeigu turite kirpčiukus, galite paimti, bet aš nenoriu. Tai dar pašukuojam. Aš, tarkim, pradėsiu nuo dešinės pusės, nes man yra patogiau, nes čia reiks taip kaip ir sukti. Tai va, ir štai pradedam. Kai pasiemam taip, tarkim, sruogelę, aišku, čia nebūtina ir va taip pradedam sukt. Ir taip į galą pradedam, taip į galą sukt. Ir tada vis pradedam va taip sukt. Ir tada va taip, tarkim, suėmam plaukų. Ir juos paimam ir vėl sukam. Paimam
plaukučių. Ir taip galite aplink visą galvą, aišku, aplink visą galvą. Nesigaus, nežinau, ar jūs matysit. Na, žiūri, nematau. Taip, va taip matot. Aišku, stenkitės kuo tvirčiau sukti, nes nežinau, žinokit, ar jūs matot. Ir tarkim, nu va štai, susuko. Kai susukot, tai nežinau, tada suimant šitos pusės plaukus ir juos va taip ir į uodegytę tokią. Ten žiūrėkite, kad nebūtų likę plaukučių ir štai taip. Telį. Ir suveržiam. O kad, matot, čia taip yra, kai taip eina, tai ją tiesiog galite išleisti ir tada jau reiks persipyninėti. Štai. Ir tada jau galite pasileisti savo kirpčiukus, jeigu, aišku, jūs turite savo kirpčiukus. Tai ir gaunas tokia graži šukuosena. Nežinau, argi jums patinka. Nu ko, va štai, jūs matot, aš nuo čia pradėjau taip sukti, taip gavos. Ir man tie kirpčiukai lengvai. Tai va, čia, nu, aišku, nelabai lygiai jau čia gavos. Ir tada, va, kai va čia pradėjau taip imti, pradėjau. Na, aišku, čia nepyniau ir taip, kai sukau, paėmiau iš va štai čia visus plaukus ir taip sukau į tą ir taip gavus vis stambesnį ir stambesnį. Tai dabar pademonstruosiu. Štai jinai tokia. Aišku, dar čia, jeigu aišku norite, tai galite pasidaryti gal kokį nors kuoduką. Ir tada jau galite su plona gumyte surišti ir tada kažkas va tokio būtų toks. Bet aš nenoriu, man labai patinka tokia va kaip arklio uodegėlė. Ir štai taip atrodo. Čia va taip galas. Tai gal man galas truputėlį nesigavo. Nes aš šį kartą truputėlį laisvų pyniau, negu ten kitus kartus. Štai uodegėlė. Ir ką su tom gėlytėm daryti? Tai tarkim, aš turiu tokią gėlytę va su tokia. Toks. Ir aš galiu, aišku, prisegti ir savo kirpčiukus. Prisegsiu kirpčiuką. O ne, negražiai prisisegė. Va taip, nu kažkas tokio, va taip. Ir dar kita, arba galite irgi prisegti kirpčiuką, arba galite štai čia pradžią sutvirtinti, nes pradžia tikrai labai tokia judanti. Tai galite štai taip prisegti pradžią. Ir čia tada taip liks. Tai aišku, galite ir paimti kirpčiukus, tarkim, aš dabar. Ai, išleidau. Na, čia nieko. Tai aišku, dabar galbūt dar įkelsiu. Nes aš iš tikrųjų tik šiaip pasakiau, kad ten kelsiu tik ketvirtadienį ir pirmadienį, ketvirtadienį. Šiaip tiesiog norėjusi, bet paskui pagalvojau, gal per retai. Tai va, tai dabar dar įkelsiu vidinį, nes aš tikrai turiu labai daug šukuosenų pasiruošus, kurias esu ir galiu pati susikurti. Tai va, tai šitą. Aš jau nesigaudau per kompiuterį, taip norisi paimti. Taip iš tos pusės. Taip žiūriu. Tai va. Tai tokia mano šukuosena, toks rezultatas. Čia kaip panašiai, kaip žinot, tai ta, nu, ko gero visi žino, tą Ledo šalis, tą filmuką, tai, nu, čia kaip tos Elsas. Pradžia. Aišku, galite tada, aišku, reiktų iš dešinės pusės, ir tada einam ir tada kuodukas. Tai štai.
Tai tokia mano šukuosena ir ate.